Pinigai yra blogis. Ar esi girdėjęs arba girdėjusi kažką panašaus? Kad turtingi žmonės visi yra blogi. Ar pirmas milijonas visada yra vogtas arba panašiai? Na, valstybė ir Holivudas mėgsta sukurti tokį įvaizdį, kad turtingi žmonės yra visi blogi ir jie visi yra niekšai ir išnaudoja kitus žmonės arba panašiai. Pamiršta paminėti, kad jie yra nepaprastai sunkiai dirbantys žmonės ir jie sukuria taip pat daug darbo vietų ir panašiai. Bet būtent patys pinigai iš savęs nėra nei geri, nei blogi. Sakyti, kad jeigu žmogus turi daug pinigų, jis blogas žmogus, tai tas pats, kaip sakyti, jeigu tas žmogus turi daug plytų, jisai blogas žmogus. Gali paimti plytą ir pastatyti vaikų namus, gali paimti plytą ir paleisti kažkam į langą. Pati plyta iš savęs nėra nei bloga, nei gera. Tad jeigu tu norėtum padidinti savo pinigų kiekį savo gyvenime, susisiek su manimi, parodysiu kaip.